Labą dieną, sveiki visi, pirmiausia, gerbiami ūkininkai. Iš tiesų labai džiugu šiandien matyti tiek daug žmonių čia, žmonių, kuriems Lietuvos žemė yra ne tik dirbama, kuri yra labai mylima, tausojama ir gerbiama. Aš manau, tai vienyje šią bendruomenę. Bendruomenė, kurioje kiekvienais metais susitinka inovacijos, sprendimai, partnerystė ir įvairūs įdomus pokalbiai. Kas mus visus vienyje, tai būtent visi žmonės esantys čia, šita bendruomenė, šitie žmonės, kurie nori augti ir kurie nori auginti. Na ir kaip ir jūs, įmonė Timak Agro Lietuva, kuri, turiu būtinai paminėti, šiais metais švenčia 15 metų veiklos Lietuvoje jubiliejų ir labai džiaugiasi galėdama šiais metais būti pagrindinės parodos rėmėjais. Taip ir mes suprantame, kad iš tiesų tvarus žemės ūkis jisai prasideda nuo protingų ir efektyvių sprendimų. Nuo dirvožemio tausojimo, nuo aplinkos mitybos, realiai nuo inovacijų iki tradicijų. Tam mes visi turbūt čia ir esame, kad kartu darnoje su gamta be abejo kurtume tą efektyvų, modernų ir šiuolaikišką Lietuvos žemės ūkį.